puikus klausimas. O ką daryti, jei eini, darai darbus, sieki tikslų, bet atrodo, kad gyvenimas specialiai dėl kokių nors priežasčių vis sustabdo. Tai trumpas atsakymas būtų, kad pirmiausia sustoti, pabandyti įsiklausyti savo vidų, į savo širdį ir apsižvalgyti, ką tau bando gyvenimas pasakyti. Dažnu atveju mes kažko tais nepamatome pirmų žvilgsnių, reikia sustoti ir pasižiūrėti viską iš naujos perspektyvos. Teiksiu pakankamai vaizdų ir išsamų pavyzdį iš savo gyvenimo, kuris man netaip seniai nutiko. Reiškia, turiu protėvių žemę, kurioje vystau ir planuoju padaryti gyvenvietę. Reiškia, viena iš užduočių tikslų reikia man atidalinti žemę, atidalinti sklypus, suformuoti atskirus sklypus. Tam man reikėjo gauti šalia esančių kaimynų bendrijų, sodų bendrijų parašus. Vienos bendrijos gavau, kitos bendrijos pirmininkas nesutiko pasirašyti. Mano pirminė reakcija buvo, kad kodėl, kaip čia taip gali būti, kas čia yra ne taip, tada, sakykime, pirminė tokia reakcija iš proto. Tada ką aš padariau, aš šiek tiek nurimau, paleidau tą klausimą ir, kitaip tariant, sustojau ir pradėjau pasigilinti, o kodėl, kame yra problema, kodėl šitoje vietoje visur eina, o šitoje vietoje man nepastabdė. Ir ką aš atradau? Atradau, kad jeigu būtų, dėl ko negavau to parašo, kad kelias turėjo eiti vienokiu būdu ir tai sodų bendrijai tas formatas kelio netiko. Tai va, ir aš įsiklausiau jų argumentus, apsižiūrėjau tą situaciją, pasikviečiau specialistus ir iš tikrųjų, jeigu būtų toksai buvęs kelias, būtų praktiškai sudėtingo, gal net ir visai neįmanoma įvažiuoti statybiniai technikai. Tai reiškia, kad į mano būsimus sklypus net neturėtų galimybės įvažiuoti kažkokią stambi didelę techniką. Tai va, tai ką aš padariau, tada tiesiog šiek tiek savo žemės gabalėlio paaukojau ir kelią padarėm per mane. Dabar važiavimas galės būti naujas, patogus, platus. Tai va, tai ką noriu to pasakyti, kad iš pradžių pirminė reakcija, kokia mūsų gali būti, kad o jie tu čia sustabdė, čia kažkas ar ne taip, o iš tikrųjų tas pastabdymas davė tiesiog superinę įžvalgą, kad pažiūrėk, čia galbūt yra klaida. Tai tiesiog gyvenimas kaip mokytojas, sakykime taip, prisidėjo prie to, kad tu pamatytum, pažiūrėk, čia tu ne visai taip darai, pasižiūrėk, gal galima padaryti geriau. Visą laiką tiesiog rekomenduoju tokius pastabdymus, stabtelti ir apsižvalgyti, bandyti užduoti savo gilesnį klausimą, kodėl tai vyksta. Gal kažką man bando pasakyti ir tiesiog stebėti, laukti kažkokio tais atsakymo arba ženklo. Man tai padeda. Tikiuosi padės ir jums. Sėkmės.